Labas, Karolina. Labas, Mantai. Sveiki visi žiūrintys. Šį kartą mūsų vietinis ir tarptautinis projektas yra tarptautinis ir mūsų keliai išsiskyrė, bet mes ir toliau darome savo videoblogus, užsiėmame kūrybą, nuo kurios nutolti yra sudėtinga kartais. Mes labai ilgai svarstėme, apie ką pakalbėti mūsų naujajame video vloge. Iš tiesų mes apie tą ilgai net negalvojame. Galvojame ir turėjome labai daug minčių. Reikia kažką globaliai. Apie eurą. Eurą, visi šneka apie eurą. Ši valiuta, euras, suvienys ne tik mūsų valstybę su visą likusią Europą, bet ir mūsų čia gyvenančius su tais, kurie yra emigravę už Lietuvos ribų. Tas euras bus ta valiuta, kuri mus dar labiau suriš negu tėvynės elgesys. Drįsčiau su tavimi nesutikti, Karolina, nes Jungtinėje karalystėje juk nėra euro, o daugiausiai lietuvių, kaip žinome, ir emigruoja Jungtinė karalystė. Jo. Liko mažiau negu 2 mėnesiai iki to mūsų magiškosios valiutos keitimo ceremonijos. Daugelis iš mūsų dabar geriau žinome euro kursą negu pi reikšmę. Ir jeigu kas nors gatvėje sutikę dabar paklaustų, kokia yra koks euro kursas, mes sakydavom 3,45280. Kiekvieną dieną eidami į parduotuvę ir pirkdami surelį, bandelę, mes verčiame litą į eurą ir skaičiuojame, mums apsimoka, ar mums neapsimoka ir išvis, kaip visas tas dalykas vyksta. Dabar kaip ir viskas suskaičiuota. Viskas suskaičiuota ir mus apgaudinėja, tai tu ateini į parduotuvę ir tu matai, kad mano mėgstamiausias jogurtas šiandien kainuoja su akcija tik tais 50 centų, bet tada supranti, kad čia yra euro centai. Kodėl? Kodėl su mumis taip elgiasi? Turbūt mokyklose dabar pagrindinė uždavinių vinis yra Petriukas, kuris atėjęs į valgyklą nusiperka bandelę už litus, bet grąžą gauna eurais. Čia reikia atsakyti į klausimą, kiek jis gaus eurų ir ar pardavėja jo neapgavo. Ir ar Maksimos kompiuteriai teisingai užprogramuoti. Mūsų mokytojas laikas sakydavo, kad geriausiai visus užduotis įsimena mokiniai, kai jie eina apie pinigus. Mes ilgai galvojame ir kalbėjom, kad greičiausiai kitoms kartoms euras bus 4., o gal net ir 5. valiuta nuo caro maro laikų, kai žmonės turėjo vagnoriukus, turėjo rublius, dabar turime litą ir galiausiai prieisime eurą. Visa šita diskusija mus priveda prie vieno klausimo. Ką mes pirksime už paskutinius savo litus ir kaip išleisime savo pirmąjį eurą? Kas tai galėtų būti? Mes iškėlėme klausimą, kas tai galėtų būti tas pirmasis euras, kas galėtų būti tas paskutinysis litas. Turbūt paskutinis savo simbolinį litą išleisime gruodžio 31 dieną švęsdami naujosius metus, nes tai bus paskutinė diena, kuomet litas dar karaliaus Lietuvoje. Tikriausiai visi puikiai jau įsivaizduojame, kad tai greičiausiai bus koks nors alkoholinis kokteilis klube, o galbūt tai bus prabangų šampano butelis. Aš to paprieštarausiu, nemanau, kad verta išvaistyti paskutinį litą tiesiog gėrimam. Reikia nusipirkti kažką tautiško, kažką, ką galėtum paskui papasakoti anūkams. Atėjau paskutinę 2014 metų dieną į parduotuvę, išsitraukiau paskutinę 10 litų su Dariumi ir Gidžėja ir juos iškeičiau į laikraščio numerį, nusipirkau skalbimo miltelių, nes reikia būti švariems, kaip sakant, nauja pradžia. Nusipirkau lemputę, įsisukti taupančią euro lemputę, kad taupyti aplinką ir elektrą. Ir dar kiek liko centų. Įsivaizduokite, koks puikus būtų atsiminimas ir istorinis momentas jūsų gyvenime, jeigu paskutinius lietuviškus centus jūs išmestumėte į jūrą ir sugalvotumėte norą, kad prie euro kainos nekiltų, atlyginimai nemažėtų, o gyvenimo kokybė tik gerėtų.
Na, o kalbant apie pirmąjį eurą, galbūt tai bus pinigai sumokėti už taksą, grįžtant namo iš kažkieno namų, arba šiaip grįžtant namo iš kažkur, iš naujų metų šventės. Aš jau beveik jau įsitikinau, kad 1 euras yra daug. Tai yra daug. Ir jeigu aš ką nors pirksiu ir jis kainuos daugiau negu 1 eurą, aš žinosiu, kad aš moku jau didelę sumą pinigų. Svarbiausia, kad įsimintumėte šią akimirką, nes tai bus pirmasis jūsų išleistas euras. Ir niekada gyvenime daugiau nebeturėsite tokios galimybės. Mėlieji tautiečiai, mėlieji žmonės, mėlieji draugai, mėlieji žiūrovai, kurie žiūrite mūsų videoblogą. Neišvaistykite pinigų veltui. Būkite šios istorinės akimirkos liudininkai. Prisiminkite ir įamžinkite, kaip išleidote savo paskutinius litus ir kam išleidote savo pirmąjį eurą. Pamėkite mus, pasidalinkite mus su kitais ir pažiūrėkite kartu su savo draugais. Galbūt ir jie mus pamėgs. Ačiū ir ate.